Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas galioja visiems vienodai, ar tai fizinis asmuo, ar tai juridinis vienetas. Ir čia toksai klausimas, ar SVS galima taikyti veikiant arba turint individualią veiklą pagal pažymą. Taip, jeigu yra tokia prievolė, tai nesvarbu, kokią veiklos formą vykdome, ar tai verslo liudijimas, ar tai individuali veikla pagal pažymą, mažoji bendrija, UABas ir taip toliau, pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatos taikomos vienodai. Ir jeigu perkate prekes už 14 000 iš ES apmokestinamų vienetų, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų, kai kuriais atvejais užtenka ir SVS dalyvių užsiregistruoti. Jeigu perkate paslaugas iš ES apmokestinamųjų vienetų arba trečiųjų šalių, nesvarbu, netgi ir su verslo liudijimu gali tekti registruotis SVS dalyvių arba tikruoju PVM mokėtojų. Pavyzdžiui, nuomojamos patalpos per Booking.com su verslo liudijimu galima nuomoti 051 kodu, jeigu atitinki tam tikras sąlygas. Bet vien dėl to, kad nuomojamos patalpos per Booking.com su verslo liudijimu jau yra prievolė registruotis PVM mokėtojų arba SVS dalyvių. Taip, kad noriu dar kartą paakcentuoti, visiškai nesvarbu, kokia veiklos forma. PVM įstatymas galioja visiems vienodai. Taip, ką dar galiu pasakyti? Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės ir atrodo tokia primityvi verslo forma kaip verslo liudijimas arba individuali veikla pagal pažymą, bet jai taikomi lygiai tokie patys įstatymai kaip ir stambiam verslui. Taigi, pelningų verslų ir protingų sprendimų.